Kas man yra muzikos terapija? Muzikos terapija tai yra garsų pasaulis. Turtingas savo harmonija, dermėmis, turtingas galimybėmis. Muzikos terapija turi daug įrankių, jog padėti atrasti harmoniją pačiam su savim, su aplinka. Padėti suderinti tai, kas nesuderinta. Padėti suskambėti tam, kas dar neskamba. Ir išgirsti tai, kas yra užmiršta. Tai yra moksliškai pagrįsta efektyvi galimybė siekiant asmens sveikatinimo su įvairiais klientais, įvairiose aplinkose. Tai puikiai galimybė. Aš ją taikau pati savo ir taikau klientą. Kas man yra muzikos terapija? Tai man muzikos terapija pirmiausiai yra buvimas drauge su muzika, psichoterapinėme santykyje su pacientu, su žmogumi, kuris ateina į muzikos terapiją. Tai buvimas kartu per muziką ir siekimas tam tikrų išsikeltų tikslų, tai galbūt harmonijos su vidumi, harmonijos su išoriniu pasauliu, ar tiesiog pagerinti psichinę, socialinę ir fizinę sveikatą, tai priklausomai nuo tikslų. Bet esmė tame, kad kurti ryšį ir siekti tų tikslų drauge per muziką. Muzikos terapija man yra būdas užeiti už žodžių ir dirbti su žmogumi visuminiu būdu. Tai reiškia dirbti ne tik racionaliai su jo mintimis, bet dirbti ir su pojūčiais ir emocijomis. Aš visada sakau, kad jeigu mes viską galėtumėm paaiškinti tik žodžiais, tai viskas būtų labai paprasta, bet kažkodėl negalim. Tai muzikos terapija yra tas būdas, kuris leidžia įsitraukti per malonumą ir kūrybiškais metodais, dirbti su vidinėmis temomis ir su jūsų vidiniais kylančiais iššūkiais.